Praeitoje laidoje sužinojome, iš ko susideda pirmos pagalbos rinkinys. Šiandieną mes mokysimės, kaip suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam. Gerai, Aiste. Pabandysim patikrinti jūsų teorinės žinias, kurias įsigijot prieš kiek? Vos ne maždaug prieš 10 metų. Daugiau netgi. Daugiau. Įsivaizduokit, įvyko autoavarija arba koks kitas nelaimingas atsitikimas. Guli žmogus. Kaip jūs įvertumėt jo būklę? Bandysiu apčiuopti pulsą, pasiklausysiu, ar jisai kvėpuoja. Jeigu mašinos pro šalį važiuoja triukšmas? Nesigirdi. Nesigirdi. Ką darysit? Tai pulsą tada bandysiu apčiuopti. Pulsą, tai čia dėl kraujotakos, o dėl kvėpavimo? Dėl kvėpavimo. Rankinuką šalia savęs turit? Aš galėsiu gal tiesiog delną uždėti, pasižiūrėti. Bet moteris rankinukį visados ką turi? Viską jos ten turi. Daug kai turi, bet vidurdėlį turit? Turiu. Prašom, vidurdėlį prie burnos rasuoja, kvėpuoja. Gudriai. Jūsų akyse įvyko nelaimingas atsitikimas, maždaug per minutę ar pusantros įvertinot, kad nėra iš tų simptomų. Čia viskas aišku, žmogus randasi klinikinės mirties stadijoje, vadinasi, yra tikimybė bandyti kovoti už to žmogaus gyvybę. Pirmas veiksmas yra dirbtinas kvėpavimas. O kaip taisyklingai reikėtų gaivinti žmogų? Iš pradžių pagal taisyklės. Atlošiat galvą. Viena raka po sprandu, kita ant kaktos, dviem pirštais suspaudžiat nosies šnerves. Higienos sumetimais keli sluoksnis smarlis ant burnos. Darot gilų įkvėpimą ir iš eilės 2 iškvėpimus. Netiesioginį širdies masažą darom per šitą priekinį kaulą, per krūtinkaulį. Ne kairiai, ne dešiniai. Kodėl? Skaitoma taip, kad 2/3 širdies randasi į kairėje pusę, tačiau 1/3 po krūtinkaulį. Ir to mums užtenka. Jeigu jūs spausit kairę pusę, jūs traumuosit šonkaulius. Todėl visados dedam plaštokos apatinę briauną ant krūtinkaulio ir svarbiausia, bent kelis pirštus aukščiau krūtinkaulio dėgėlės. Nes jeigu jūsų delnas nuslys žemiau, sieks krūtinkaulio dėgėlė, yra pavojus, kad jūs galite pažeisti vidaus organus. Kita ranka, kaip mums patogu, mes galim susikabinti pirštais, galim imtis riešų. Ir labai svarbu, kad tas žmogus, kuriam darot netiesioginį širdies masažą, gulėtų ant kieto paviršiaus. Jokių lovų, jokių sofučių. Juk turi būti atrama. Ir kadangi aš nežinau ir jūs nežinos, kiek laiko jį reikės gaivinti, vadinasi, jūs turite taupyti jėgą energiją, jūs jį turite teisingai paguldyti. Jisai turi gulėti arba jūsų kelio lygyje, kaip ir dabar jisai guli, arba jeigu jisai guli ant grindų, tada jūs klaupitės ant kelių. Tada jūs visi kūno mase užkrentat virš jo, jūsų rankos ištiestos per alkūnes. Jūs rankų jau nelakstysit, yra jusmuo. Jūs iškritot ir vien kūno mase, jūs jau spaudžiat krūtinkaulį žymiai lyg stuburo. Jokios jėgos, tik kūno mase, maždaug 3 centimetrus. O toliau dar pridėt jėgą. Priklausomai nuo žmogaus sudėjimo, tai maždaug nuo 10 iki 30 kg, jūs spaudžiat, kad bendroji sumoj krūtinkaulis eitų link stuburo 4-5 centimetrus. Štai tada bus netiesioginis širdies masažas. Jūs praktiškai sukuriat dirbtiną kraujotaką. Ir jūs pučiat, reiškia deguonis, dirbtina kraujotaka, vyksta dujų apykaita plaučiuose, organai, audiniai ir svarbiausia smegenys aprūpinamas deguonimi. Ir jums tada yra tikimybė, kad galite pratęsti klinikinę mirtį. Ir iš tikrųjų, ar gal jūs pati, o gal net ir su atvykusiais kartu medikais, bendrom jėgom, jūs tą žmogų grąžinsite į gyvenimą. Kaip dažnai mes darysim netiesioginį širdies masažą ir dirbtinį kvėpavimą? Jūs esat viena? Aš manau, kad užteks keletą įpūtimų ir 15 kažkiek tai padaryčiau, bet žinau, kad tai daroma daugiau negu įpūtimų. Taip, žinoma. Praktiškai 2 įpūtimai, 15 krūtinkaulio paspaudimų. Bet jeigu tai būtų vaikas, pavyzdžiui? O jeigu tai vaikas, jau priklausomai nuo amžiaus. Vaikutis iki 2 metų, jo širdelė dažniau plaka. Netiesioginį širdies masažą darom 100 kartų per minutę. O vaikams 2 pirštams, ar ne? Tiesiog 2 pirštukus. 2 pirštukus dedam ant krūtinkaulio ir 100 kartų per minutę. Saugosim 60. Bet dar kartuoju, jeigu dažniau padarysit,
tikrai bus geriau. Viena iš pagrindinių klaidų, kodėl nepavyksta dalį žmonių grąžinti gyvenimą, tai yra labai trumpai gaivinam. Taisyklė yra tokia, jeigu jūs pradėjote žmogų gaivinti, gaivinkit iki 3 atsakymų. Pirma, kol atstato žmogaus gyvybę. Antra, kol atvyks medikai. Nusimkit atsakomybės naštą nuo savo pečių. Gal mes, pavyzdžiui, atvykę po 10, 12, 15 minučių pasakysit, viskas, tai jau tikroji biologinė mirtis. Bet už tai jūsų sąžinė širdis rami, jūs padarėt viskas, kas įmanoma. O galbūt jums pavyko pratęsti klinikinę mirtį ir atvykus į greitai pagalbai, pradėjus teikti dar specializuotas reanimacijos priemonės, gal tą žmogų mes grąžinsime į gyvenimą. Bet jeigu jūs per daug anksti nutrauksit gaivinimą, neversinsit, kad jums pavyko pratęsti klinikinę mirtį, jūs praktiškai pasirašot galutinį mirties nuosprendį tam žmogui.